Dauguma verslininkų verslą pradeda tikėdamiesi taip užsitikrinti savo laiko ir finansinę laisvę. Tačiau realybė tokia, kad verslų kūrėjai negali atsitraukti nuo savo verslo nei vienai dienai, kitaip tas verslas sugrius. Ir vietoj laisvės, lankstumo ir laisvo laiko pastovus stresas dėl nepatenkintų klientų, banguojančių užsakymų kiekio, nestabilių pinigų srautų. Kartais atrodo, dar vienas klientas, vienas projektas ir viskas pagerės. Tačiau vėl kas nors nutinka ir tas pagerės, nutolsta, streso lygis nemažėja. Vietoje lauktos laisvės dažnas verslininkas tampa savo verslo įkaitu. Neretai verslą pradėję žmonės pasijunta tarsi pakliuvę į spąstus, savininko spąstus. Išsilaisvinti iš tų spąstų nėra sudėtinga. Tiesiog reikia susisteminti versle vykstančius procesus ir pradėti veikti kaip verslininkui, o ne amatininkui. Tačiau paprasti dalykai nebūtinai yra lengvi. Todėl kviečiu prisijungti prie spalio mėnesį startuosiančios jau 16-osios specialios verslo vadovų įgūdžių tobulinimo programos nuo amato prie verslo grupės. Jau šimtai įmonių savininkų pasinaudojo šitą nuo amato prie verslo sistema, reikšmingai patobulino savo verslus ir dabar ne tik turi geresnius finansinius rezultatus, bet ir turi daug daugiau laisvo laiko savo. Todėl gali ir rezultatais pasidžiaugti, ir pabūti su artimai žmonėm, ir užsiimti jiem patinkamą veiklą. Daugiau informacijos rasite puslapyje www.amatasverslas.lt. Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Su jumis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 38-ojo tinklalaidės epizodo. Sveiki, tinklalaidės Nuo amato prie verslo klausytojai. Šiandien pas mane svečiuose žmogus, kurį, manau, daugelis žino, ir mes pakalbėsime apie jo pagrindinį projektą, kuris visiems tikriausiai žinomas. Šitą žmogų, tiesiog pasigirsiu, aš pažįstu labai seniai, pažįstu nuo 7 metų, mes su juo mokėmės vienoje klasėje, 11 metų vienoje klasėje mokėmės. Ir tuo metu, kai mes mokėmės vienoje klasėje, tikrai nebuvo minčių nei pas jį, nei pas mane, kad būsime verslininkais, bet va taip nutiko, kad ir jisai ir aš pasirinkom verslo kelią ir jisai pasirinko kūrybinių galbūt labiau verslų, bet jis galbūt daugiau apie save papasakos. Tai aš noriu jums pristatyti Marių Jovaišą, kuris jums visiems žinomas kaip neregėtos Lietuvos autorius, bet pas jį yra iš tikrųjų daug įvairiausių projektų. Tai jos ir pašnekėsim. Labas, Mariau. Labas, Nerijau. Kaip gera tave matyti ir girdėti. Jo, tikrai smagu matyti ir girdėti. Klausyk, Mariau, gal tu trumpai pasipasakok arba prisistatyk, kaip tu dabar save pristatai, kas tu toks. Nes galima tave įvairiai pristatyti, mes prieš ir įrašą kalbėjomės, kad tu jau serijinis verslininkas, nors tu sakai dar gal serijinis skamba per išdidžiai, bet kaip kriminaliniai teisė, jeigu 3 nusikaltimai ir daugiau jau recidivistas, tai pas tave tikrai daugiau negu 3 verslai, tai gal ir neserijinis, bet tikrai recidivistinis verslininkas. Tokia nata grėsminga pradedam, bet iš tikrųjų tą verslą daryti man visą laiką labai patiko. Ir tai yra mane džiuginanti veikla, tai yra kūryba, tai yra darai tai, kas tau įdomu, smalsumas po truputėlį pavirsta į kažkokią veiklą. Nes nuo mažens aš toks tyrinėtojas buvau, kasgi tenais medžio viršūnėje, kas už kalno kitoj pusėje ir kažkur tai eiti, ropštis, skaityti knygas taip pat. Man labai patiko ir tas skaitimas atneša žinių, tos žinios pagimdo norą išmėginti ir paskui kažkokio verslumo galbūt aš turėjau gaidelę, gyslelę ir ji mane stūmė judėti. Aš atsimenu dar mokyklai,
mėgindavau tų pinigėlių prasimanyti, kai mūsų mokykla buvo, atsimeni, prie Kalvarijų dabartinės turgavietės, ten būdavo lobynai butelių, kurios galima būdavo rinkti. Tai mano pirmas verslas buvo butelių rinkimas, tų pinigėlių kaupimas ir paskui knygų pirkimas iš tų butelių sukauptų pinigų. O vėliau aš pradėjau tyrinėti programavimą, nes kažkaip labai anksti gyvenime tėvukas iš kažkur kompiuterį atitempė ir aš jau nuo 13 metų pradėjau mokytis programuoti ir man tas smalsumas buvo ne tik tai, kad kažką tai sukurti, parašyti programėlę, bet kaip ją galima būtų parduoti ir padaryti iš to verslą. Taip, aš atsimenu, tu programavai, bet dar iš mokyklos laikų ne tik programavimas pas tave buvo, bet, sakykime taip, šeimos tradicijos buvo ir tai, kad archeologija buvo. Aš atsimenu, tu vis pasakodavai, kaip vasarą važiuodavai su savo tėčiu ir jo studentais į archeologinius kasinėjimus. Ir šitas toks kapstymasis ir toks dalykas iš tikrųjų. Ir atsimenu, vieną pirmų programų, kurią tu rodai, kažkada mes buvom pas tave svečiuose, tada kad programavai kažkokį žemėlapį Lietuvos su archeologiniais radiniais ar kažką tokio. Nežinau, ar tam kažkas tokio buvo, bet kažkas tokio buvo užstrigę man. Taip, tas programavimas su tikslu sukurti vizualizacijos priemonės, nors tais laikais kompiuteriai dar labai menkas tas grafinės galimybės turėjo, bet jau galima buvo mėginti dėti ir vaizdą, ir rekonstrukcijas, ir tekstą, ir video. Ir man labai galbūt ta audiovizualinė kūryba labai patiko iš mažens ir aš kino foto būrelį lankiau. Nežinau, gal turi kurį laiką netgi lankėjai su mumis. Taip, tai prie tose pionierių rūmuose prie Gedimino kalno. Dargi atsimenu ne visai smagų nuotykį, kai tu čiuoždamas koją persipjovei žiemą nuo Gedimino kalno. Tai turiu galingą randą ant kelio iki šiol, žinai, toks prisiminimas vaikystės. Tų randų ne vieną aš turiu ir iš kitų paskui nuotykių, bet tas toks vienas ryškiausias. Bet žinai, mano tėvelis buvo archeologas ir visas vasaras jisai kapstydavo tą praeitį, žinai, 100 metų ir 1000 metų senumo. Mane tai nepaprastai žavėjo ir aš iš mažens kažkaip tai buvau įsitikinęs, kad aš turėsiu eiti savo tėvo pėdom ir man net klausimų tokio nekylo. Ir dabar, kai tik atsuki tą filmutę, galvoji, kaip to profesinio orientavimo ko gero ir stigo, nes, atrodė, kaip faina tęsti savo tėvo tradiciją, bet, pavyzdžiui, dabar aš galvočiau, kiekgi tų archeologų Lietuvoje reikia ir kągi tu vaikeli pabaigęs tą archeologiją veiksi ir ką tu dirbsi ir kaip tu pragyvensi, kaip tu uždirbsi. Dabar jau, kai aš auginu savo vaikus, tie klausimai man labai aktualūs ir kai vaikai pafantazuoja, kuo jie bus užaugę, kai jau tas fantazavimas artėja prie 15-16 metų, jau mes mėginam tada kalbėti gal realistiškiau. Ar tai bus kažkokia tai profesija, kuria, sakykime, vaikas nori būti profesionalus futbolistas ir mes jau taip, kokia tikimybė, kad tu jo tapsi ir kiek šansų yra prasimušti ir taip toliau. Žinai. Bet tada tokių klausimų nekylo ir aš iš paskos ėjau ir stojau realiai aš į istoriją. Mano ir klausimas yra, kaip tu nuėjai tą verslą, nes iš tikrųjų tada buvo labai aišku ir tu įstojai istoriją, kad tu būsi archeologas. Beje, kadangi turiu klientą archeologinę kompaniją, tai galiu pasakyti iš archeologijos, gal ne taip gerai kaip iš ten reklamos ir panašiai, bet iš archeologijos irgi galima visai neblogai pragyventi. Bet kaip tu nusprendėjai nueiti, kaip nutiko, kad iš tos istorijos archeologijos taga verslas? Tai kaip sakau, istorija turbūt buvo daugiau iš inercijos. Aš net nesusimastydamas nuo 6-7 metų, aš visą kaip užsuktas kartojau, kai paklausdavau vaikelį, ko tu būsi, tai aš būsiu archeologas arba istorikas, vienas su kitu labai susiję. Ko gero, pirmą baigi istoriją, tada specializuojasi archeologija. Tai tas buvo iš inercijos, bet truputėlį po truputėlį brendo ir kadangi buvo ta gyslelė verslumo ir noras užsidirbti savo pinigų ir noras kažką tai sukurti, ką žmonės įvertintų pirkimais. Tai yra, tu padarai produktą ir žmonės jį perka. Ir man tas visada labai imponavo, kad tu dirbi ne iš kažkokių ten subsidijų ar kažkokių paramų ar dar kažkokių projektų, bet tu darai perkamą produktą. Ir tas autorystės noras sukurti, parašyti, išleisti, ar tai knyga, ar tai filmas yra, ar tai softveras kažkoks programa. Nes aš augdamas mačiau, kad mano protėviai rašo knygas. Mano senelis rašė knygas, mano tėvas rašė knygas. Ir aš aišku rašiau knygas. Ir netgi mano mokyklos baigiamasis darbas buvo tokia išleista Lietuvos istorijos ir visuotinės istorijos konspektai.
Vėliau netgi vaga išleido juos, man atrodo, dar iki šiol kažkurios galima nusipirkti. Va, tai buvo pirmasis mano paties autorinis leidinys. Ir kai tu pradžioje klausai, kaip aš prisistatau, žinai, tai visokių darbų aš esu nuveikęs, visokių verslų prikūręs, bet aš mėgstu save apibūdinti kaip autorių. Man patinka tiesiog, aš esu išleidęs tų knygų, sukūręs knygų, kalbu apie jas, reklamuoju jas, žinai, parduodu jas ir sakau, aš esu autorius, aš esu fotografas, aš esu verslininkas. Tie turbūt tokie 3 dalykai, nes įvairių verslų, kaip fotografas esu pasireiškęs ir tikiuosi dar pasireikščiau, ir kaip autorius esu kažką tai nuveikęs. Va tokie 3 apibūdinimai, kuriais aš va dabar kaip tik šiuo metu aš planuoju kelionę į Taivaną ir darausi naują vizitinę kortelę. Ir kaip tik galvoju, kad per daug neprikrauti joje, kągi joje parašyti. Tai Taivane, kadangi daugiausiai fotografuosiu, tai nusprendžiu tiesiog ir parašyti Šai Inkši, tai yra fotografas. Trumpai drūtai. Tai čia tavo naujas hobis. Gal net ne hobis, apsėdimas jau mokytis kiniečių kalbos. Taip, galėsim vėliau apie tai irgi pašnekėti. Bet mokytis apskritai man patiko mokykloje, žinai, ir aš visai neblogai mokiausi, keletą buvo tokių tik tai prarajų, kada kažkur nugrybaudavau, praleisdavau kokią nors matematikos kelias temas ir esu vieną kartą net pataisą gavęs. Ar atsimenu, Edvardas man padėjo susitvarkyti ir aš paskui turėjau... Ne, tai vėlgi, taip sakant, žinai, per šiuolaikinę prizmę žiūrint, tas 9 fortas, ta Vilniaus 9 vidurinė, nebuvo labai lengva mokykla mokytis. Ten pataisas buvo pakankamai lengva gauti. Ir jeigu tai pasižiūrėt, tai iš tikrųjų ten, aišku, buvo daug gerų mokytojų, bet buvo daug ir tokių įdomių, sakykime, gal jau matyt daugelio jų nelikė, tai gal apie juos blogai nekalbėsim, bet tokių keistų, sakykime, mokytojų. Tai va, iš tikrųjų, taip sakant, mokytis mokėsi, bet velnių buvai priėdęs mokykloje, tai šitą irgi pamenam, kaip istorikas buvai pakliuvęs net į labai rimtą bėdą. Atsimenu tą situaciją, kai vyrai su tokiais prastais kostiumais buvo atėję su tavim šnekėti į mokyklą ir net ne tik su tavim, bet ir matyti tėvą kvietėsi ten, susiję buvo su vasario 16 ir panašiai. Toks, taip. Tie tokie buvo. Mes tokie aktyvistai buvom, pameni, ir Jonas, ir Darius Jankauskas, ir tas lietuvystės tokie, ir tas buvo įsivėlęs, aš tokių prirašęs proklamacijų, blogiausia, kad panaudojau tėvo spausdinimo mašinėlę, ir ten per kalkę matėsi, kad jau tai yra kopijos, reiškia, tai yra jau masinė produkcija. Propagandos ir atsišaukimų. Bet tu jau leidybą užsiminėjai, tada nelegalia leidyba, antivalstybinė. Na tai gerai, tai besimokydamas pradėjai ten rašyti kaip autorius, bet kažkuriuo metu nuėjai į reklamą, reklamos verslą. Į reklamos verslą aš pakliuvau per audiovizualinę kūrybą, per kompiuterinę grafiką, per video klipus, spec-efektus, nes taip, bet pasisuko mano sugebėjimas programuoti, pavirto į sugebėjimą visokius daryti spec-efektus, kompiuterinę grafiką, video montažą skirtą TV reklamos klipams ir komerciniam filmukam. Tiesiog, žinai, kartais gyvenime taip susiklosto, susidarė toksai ratas draugų, kurie man parodė, mes vieni iš pirmųjų Lietuvoje, kokiais dar 94 metais pradėjom daryti tokią produkciją. Ir visai tai buvo įdomu, nes tai yra ir kūrybos džiaugsmas, ir tie patys pinigai, tu kuri tos klipus, kažkas už tai moka, yra klientai, kurie užsako tą reklamą ir man buvo smalsu, kas toliau. Aš pradėjau skaityti knygas ir suradau, kad tai yra tik tai viena iš reklamos formų, tada yra spauda, tada yra lauko reklama, tada yra visokiausios strategijos. Ir man pasidarė įdomu sukurti agentūrą, kuri darytų ne tik tai tokius video klipus, bet planuotų ištisas kampanijas ir mėgintų laimėti klientus tokius kaip ten Utenos alus arba Omnitel, arba bankai kokie nors, arba farmacinės kompanijos. Ir jie sako, štai mes pristatom naują produktą, kaip geriausiai jį išreklamuoti. Ir tada mes priklausome nuo to, kokia auditorija, kokios lėšos yra ir kokia konkurencinė situacija, kuriam tas strategijas,
parenkam tas priemonės ir sukuriam viską, ir tos pačius klipus, ir spaudarius. Žiauriai įdomu. Tai tu užsiimi tą pačią kūrybą, apie kurią svajoji, foto, audio, video ir dizainas. Ir tu dėlioji strategiją, sukasi pakankamai reikšmingi pinigai, 100 000, galbūt net ir milijonai kartais dar litų laikais. Ir tu gauni prisiliesti prie didelių kompanijų veiklos, pamatyti iš vidaus, kaip jie paleidžia naujus gėrimus, produktus, paslaugas ir telekomunikacijų visokiausius projektus. Tai buvo žiauriai įdomus tas etapas. Ir kadangi man visą laiką rūpėjo ne vienu darbu užsiminėti vienu metu, aš toks visada multitaskeris buvau. Tai aš niekada nebuvo, kad turėčiau vien tik tai vieną įmonę. Ir, pavyzdžiui, buvo reklamos agentūra, tai toliau išliko ir vien tik tai videoklipų gamybos įmonė, kur aš su dviem partneriais turėjau. Tada dar aš įsteigiau elektroninės leidybos tokią įmonę, kuri darė visokiaus vadovėlius, elektroninės knygas, mažiau reklaminę, gal bet daugiau leidybinę. Tada dar aš įsteigiau paraleliai, po truputėlį iš reklamos verslo išaugo dar toksai verslas personalo atrankos ir laikino įdarbinimo. Jis irgi iš reklamos prasidėjo, kai mes pamatėm, kad vis daugiau apribojimų atsiranda farmacininkams, o jie visada sudarė nemažą mūsų klientų ratą. Ir kadaise dar buvo tokie laikai, gal tu pameni, kad per televizorių galim buvo reklamuoti receptinius vaistus. Taip, atsimenu. Paskui po truputėlį artėjant prie ES tas buvo apribota ir mes pagalvom, o kaip išspręsti tą problemą, kai nebegalima. Tai mes galime pasamdyti žmonių, kurie vizituotų vaistininkus ir gydytojus ir reklamuotų tos produktus. Ir iš to išaugo visai įdomus verslas Pharma.net, kuris užsisuko per 3 Baltijos šalis plus Baltarusiją, daugiau 20 metų veikia labai sėkmingai, paskui aš irgi pardaviau čia prieš pat COVID pandemiją. Ir jie toliau sėkmingai veikia, dabar jau kitų pavadinimų. Jo, žinau, jie dar kai aš koncerne dirbau ir po to Lietpake, tai su jais bendraudavom. Dabar jau atrinkinėja ne tik farmacijai darbuotojus. Ne, ten įvairiausių klientų, telekomunikacijų ir taip, ir valstybinių įmonių, kaip būdavo, kai laikini, sakykime, bet Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungoje reikėjo, man atrodo, 200 žmonių pasamdyti, apmokyti ir įdarbinti pusei metų. Va tokie laikini projektai. Mes laimėjom tokį konkursą. Panašių konkursų esam laimėję ne vieną. Tai įdomus irgi verslas, taip tiesiog organiškai išaugęs iš reklamos, bet paskui pasukęs jau visai kitais keliais. Ir kai tu tokį verslą turi, tu pradedi ir galvoti, kaip tu galėtum būti geresnis jo organizatorius, vadybininkas. Bet kas man labai pasisekė, kad aš būdamas multitaskeriu visada tik tai savo toj leidykloje Unseen Pictures aš ir buvau įsikinkęs pats kaip direktorius, o visur kitur aš turėdavau komandą kažkokią tai talkininko arba partnerio arba tiesiog samdomų darbuotojų, kad tie verslai veiktų pakankamai savarankiškai ir aš galėčiau kažkur iškeliauti į pasaulį, ten fotografuoti, kurti. Kaip pavykdavo, nes čia viena iš didžiausių bėdų, su kuriuom susiduria daugelis tokių kūrybinių verslų kūrėjų. Jiem patinka, ką tu ir pats sakai, tau patikdavo kurti, daryti tuos efektus. Kaip pavyko išlipti iš to, kuris pats ten krapšto ir ypač žinai dar, kai toj vietoj dirbi, taigi kiti taip gerai, kaip tu nepadarys. Kurioj vietoj, kaip pavyko čia iš esmės įveikti save? Kaip pavyko atiduotą atsakomybę ir nebenorėt būti geriausiu video montuotoju, o geriau būti geriausiu verslininku. Nes tai irgi tam tikras psichologinis lūžis, kurį nelengva praeiti. Nežinau, kaip pačiam tai pavyko. Taip. Gal reikėtų taip pasakyti, kad aš supratau, kad nebūsiu geriausias reklamos agentūros savininkas ir vadovas, nes man rūpėjo daug kitų dalykų. Ir 10, 5 mes niekada nebuvom 1, 2, nes tokia mano galva buvo kaina to mano multitaskingo ir kad aš norėjau užsiimti įvairiais kitais dalykais. Tai aš galvoju, kad jeigu tu norėtum būti geriausia reklamos agentūra arba geriausias kažkurios tai srities verslas, ko gero reikėtų atsiraitojus rankovės toliau ir varyti po 14 valandų per parą, ko aš jau nebedariau, nes man labai rūpėjo ir kiti dalykai. Jo, bet tu vis tiek nuo pačio montuotojo atsitraukiai. Juk verslą pradėjai todėl, kad mokėjai pats montuoti.
Bet po to atidavai tą montavimą kitiem. Taip, tu susirandi, iš vienos pusės tu pamatai, kad visada gali rasti geresnių menininkų už save, nes aš labai norėjau ir organizuoti, ir vadovauti, ir ieškoti naujų klientų, ir visą tą verslą vystyti, reiškia, tai tu jau nebegali vien tik tai užsiimti kūrybą. Man visada patikdavo įsigilinti ir gerai suvokti tos procesus. Kągi daro montuotojas, ką daro dizaineris, ką daro art direktorius, ką daro kūrybos ir tekstų rašytojas ir panašiai, kad aš galėčiau laisvai su tai žmonėm bendrauti, suvokti tą problematiką, žinoti, kokių priemonių jiems reikia ir panašiai. Bet tada važiuoti kažkur toliau, plėsti savo interesų ratą, organizuoti naujas veiklas. Ir galbūt ne visur ir pavykdavo sukurti pačią geriausią, bet tai veikdavo, tai neždavo pakankamai neblogą pelną, tai sukūrė daug darbo vietų ir tai finale pavyko visai neblogai parduoti. O kaip subrendėjai? Užsiėmiau vien tik tuo, kas man rūpi ir taip jau nuo iki kiekvienos smulkmenos, tai buvo jau mano tie kūrybiniai projektai, tokie kaip Neregėta Lietuva, Neregėta Kuba, kitos šalis, kurie už kiekvieną menkiausią smulkmeną pats sužiūrėdavau ir jau jie yra tokie autoriniai darbai. Čia net, kad jie pavirto verslais, tai yra įdomus faktas, bet jie buvo sumanyti daugiau kaip kūrybinis toksai projektas. Ar pradėdamas verslus mąstei, kad juos kažkurią dieną parduosi? Vėlgi, kaip pasakyti, nes kai tau verslas atsitinka, plus, vis tiek pripažinkim, kad 91, 2, 3 metais mes iš vis, visi Lietuvoje apie verslą turėjom, artimą nuliui supratimą, bet kuriuo momentu atsirado ta mintis, kad verslą galiu parduoti. Nebebuvo tokio susisiejimo, nes verslas tai aš ir čia kaip dalį savęs, arba kaip kartais būna, sako, man verslas tai kaip dar vienas vaikas. Taip. Pas tave vaikų pakankamai daug, tai gal tavo verslo kaip papildomo vaiko jau nereikėjo. Tu žinai, gana anksti aš supratau, kad tai nėra tavo vien tik tai vaikas ir tu su juo gyvensi, kadangi taip jau likimas sustatė, kad aš turėjau verslo pradžioje vieną partnerį, kuris gana negražiai su manim pasielgė, ir vieną mūsų užsuktą versliuką jisai tiesiog perėmė be ceremonijų. Jau tokia pamoka man buvo supratimo, kad turi branginti ir žinoti, ir kad vieną dieną gali nelikti, ir kaip tos partnerystės veikia, ir kaip tu turi būti aptaręs, žinai, ir tą akcininkų ir steigėjų sutartį, ir įsipareigojimus. Čia buvo labai vertinga pamoka ir vėliau aš jų dar keletą turėjau, kad kažkokie partneriai ne visai gražiai pasielgia arba mūsų nesutampa pozicijos ir nuomonės ir mes tiesiog tada turim atsisveikinti ir sakykime, aš pasiūlau, tai jeigu jums netinka mano požiūris, tai gal jūs tiesiog nusipirkite mano tą dalį ir darykite kaip jums patogu. Ir jau kai būni perėjęs per vieną kitą tokį atvejį, tada tu supranti, kad tu negali per daug tapatintis. Tai yra verslas, tu jį dabar darai ir galbūt tu jį parduosi. Ir galbūt tai yra smagu, kad tu jį parduosi, nes kažkas nusipirkęs jį galės labiau išlavinti, padaryti kažką dar gražesnio iš jo, o tu važiuoji kažkur kitur. Tai kaip minėjau, kadangi aš toks multitaskeris ir man daug dalykų įdomu vienu metu, tai ir lengviau yra žiūrėti. Aš tikrai mačiau pavyzdžių, kada žmogus ten nuo vaikystės pradėjęs 30 metų praleidęs, jis kitaip neįsivaizduoja. Ir gal ir taip ir nereikia kitaip įsivaizduoti, gal ir labai puiku, kol sveikata tempia, kol viskas gerai, tegul dirba ir žmogui puiku ir nebūtinai kiekvienas ten turi vis parduoti ir imtis kitos veiklos. Žmonėsgi skirtingi. Tai man visą tai pavyko tiesiog organiškai. O dabar, kokie kiti verslai arba projektai mintis, nes kai buvo reklama, leidyba, iš tikrųjų leidyba tai ne tik Neregėta Lietuva ar ten Neregėta Kuba, buvo ir vaikiška knygelė, gal apie ją vis mažai tavęs klausė ir per konferencijas, bet man atrodo tas irgi buvo visai smagus ir ar sėkmingas projektas tai buvo. Taip, labai sėkmingas projektas, nors aišku, Unseen Pictures mano leidykla, kuri dabar man ir pagrindinis, taip sakant, verslas ir jeigu kur nors reikia anketą pildyti ir klausia darbovietę, Unseen Pictures, pareigos, direktorius. Tai aš esu tos įmonės savininkas ir direktorius, tai jinai leidžia mano Neregėta Lietuva kitas knygas. Mano žmona parašė knygelę vaikam ir mes ją išleidom. Labai, sakyčiau, sėkmingai, lietuviškai, rusiškai, angliškai, čia išpardavėm visus tos 2 ar 3 tiražus ir tada dar nupirko teisės viena kompanija iš Vengrijos, jie išleido dar 4 kalbom po Europą
Ir tada žmona sako, va, parašysiu antrą, tada toliau tos vaikus gimdė. Ir ta antra knygelė kaip ir yra parašyta, bet niekaip iki galo nesuredaguojam. Bet aš tikiu, kad mes ją vis tiek išleisim, nes tai tikrai smagus projektėlis, tas šuniuko Vinco kelionė aplink pasaulį. Mes labai norėjom padaryti, kad iliustracijos būtų tokios vakarietiškos. Todėl ieškojom autoriaus iš Anglijos arba Amerikos ir Daniel Howard, labai talentingas, apdovanotas, virš 100 prizų susirinkęs iliustratorius, tikrai labai gražų darbą padarė. Ir mes tiesiog įsilaukia, kada galės daryti antrą. Bet tai Unseen Pictures nėra leidykla, kuri leistų įvairiausias knygas. Čia daugiau mūsų pačių autorinių ambicijų išpildymo įrankis, tai mano neregėtos Lietuvos visų leidimų, kitų šalių. Ir paskui čia prieš keletą metų aš dar kitą amplua išmėginau, tai knyga apie sveiką gyvenimo būdą, aktyvų gyvenimo būdą, vadinasi Aistra gyventi sveikai, irgi šitos leidyklos yra leidinys. Ir tada pati prekyba vyksta, logistika, sandėliavimas, platinimas, elektroninės parduotuvės ir panašiai. Dar prieš porą metų aš išmėginau kitą autorystės formą, tai yra elektroninis kursas, online kursas, kaip dabar madinga, tai yra tokios kaip video paskaitos skirtos savimotyvacijai, saviugdai, vadinasi jisai Svajonė tavo rankose, irgi visai įdomiai. Tai Unseen Pictures yra leidėjas tokių dalykų. Ir jeigu vyksta kažkokie tai nauji pabandymai, sakykime, aš čia dabar jau porą metų įsitraukęs į tokio startuolio Good Run kūrimą, kur yra appsas skirtas bėgikams, tai irgi Unseen Pictures vysto tą veiklą, investuoja, samdo darbuotojus ir jeigu pavyks, tai pavyks, jeigu nepavyks. Dabar jau mes esam, tiesąkant, ir UAB Good Run įsteigę galimam partnerių pritraukimui, bet kol kas dar nelabai ten tas projektas įsivažiavęs, tai Unseen Pictures, mano ta pagrindinė įmonė viso tai daro. Daugiau tokių sumanimų, žinai, kai tau 50 metų, tu pradedi jau taip atsargiai vertinti ir naujas galimos partnerystės, ir įsitraukimą į verslo statymą nuo nulio, jau supranti, kad nebe tas laikas, kad tu ten po 12 valandų viską darysi. Ir gal atsiranda šiek tiek riebaliuko ir komforto dėl to, kad jau tu pardavęs tuos verslus turi sukaupęs kapitalo, kurį gana pasyviai gali investuoti ir gyventi praktiškai iš turto prieaugio, dividendų ir va tos gražos. Tai nėra tokio spaudimo, žinai, alkio tokio jausmo nėra, kad žūta būta reiktų kažkur. Tai vat irgi matyt, ne tik tai, kad energijos nėra, bet nes pasižiūri tavo sportavimus, tai energijos lyg ir pakanka, bet ta energija, kaip sakant, jau atsirado, kai atsiranda laiko ir finansinė laisvė, tada iš tikrųjų pradedi žiūrėti, gal smagiau užsiimti tai, kas patinka, motyvuoja, kai nebėra to spaudimo, kaip ir pats sakei, kai vaikai yra, o už ką vaikam nupirkti rytoj ten pavalgyti ar kuprinę į mokyklą. Tai irgi, nors, kaip ir sako, KFC tas įkūrėjas verslą pradėjo, kada ten 60 kažkelių ir kokią imperiją pastatė. Bet mačiau vis tiek, tų projektų pas tave yra, va ten neseniai investicija į kažkokį nekilnojamo turto objektą. Taip. Ten sulaukiai kritikos, kad su netinkamais batais po objektą vaikščiai, kur video buvo. Ir aš kodėl sakau, taip verta dalintis yra tais dalykais socialiniuose tinkluose, nes tu gauni daug feedbacko ir jisai kartais yra tikrai labai reikalingas. Aš atsimenu, tokie geri pavyzdžiai, žinai, čia prieš keletą metų, kai pradėjau kinų kalbą mokytis, paleidau, hebra, mokausi aš kinų kalbos ir čia dabar turiu tokį iššūkį. Ir man žmonės atsiuntė visokiausių nuorodų. Vienas žmogus paskambino, kadangi irgi jau metus buvo besimokęs, pasidalino savo sukauptą patirtim, kokie geriausi yra žodynai, kokie geriausi mokytojai, kur juos rasti ir panašiai. Ir žinai, ir vat aš labai, kartais, aišku, ir per nosį gauni, bet aš tikrai sužinau tokį faktą, kokį aš nežinojau, kad į statybvietę reikia eiti netgi su specialiais batais. Dabar žinosiu. Gerai, viskas nieko neatsitiko. Dar čia rašo, kad ir šakiniais netgi specialiais, nežinau, kartais žmonės gali... Priklauso nuo statybvietės, kadangi pačiam tenka tikrai dažnai vaikščiot, bet jau vis tiek šalmą ir liemenę gavai. O batai, taip, batai dažniausiai irgi yra specialūs, nes ant kojas užsimesti labai paprasta. Vienokį ar kitokį. Taip, mes jiem tą fazę dabar tokia rami, ten stingsta visos tos perdangos, nieko labai daug nevyksta, ten tikrai nedūzgia aplinkui tave virš galvos niekas, tai čia galbūt dėl to ir pražiūrėjom. Taip, toksai yra. Bet aš tiesiog, žinai, daugiau pasižiūrėjau į komentarus, kaip visada. Žinai, žmonės, kurie patys dažniausiai nelabai ką yra pasiekę, atranda
prisikabinti, žinai, prie bato ar prie dar kažko, o ne tai, kad pasidžiaug, kad žmonės ir toliau vysto ir nesustoja ir kapitalo neišveža iš Lietuvos. Tai. Yra, bet žinai, aš labai daug paustinu ir dažnai matau aš tų negatyvių komentarų, aš jau sustaikiau, kad tai yra tokie, žinai, kaip kaštai, tokie, bet jie pakankamai nedideli tie kaštai, o nauda, kurią tu gauni, vis tiek atsveria 10 kartų, tu gauni geros energijos, gauni gerų komentarų, kažkam tai praverčia, kažkas privačiai parašo, žinai, tai stiprina mano kaip asmens tokį prekės ženklą, nes, žinai, vis dažniau aš esu kviečiamas kažkur pakalbėti, ar į konferencijas, ar į uždarus renginius, kaip motyvacinis kalbėtojas, kaip speakeris. Ir tai manyje irgi brandina tą edukatoriaus, kadangi tėvas mano ne tik tai, kad archeologas, jisai buvo dėstytojas visą gyvenimą ir žinai, mokytojas. Tai mano šeimoje labai daug mokytojų. Senelis Leonas Jovaiša buvo profesorius, taip pat vienas iš Lietuvos edukologijos pradininkų ir močiutė buvo mokytojas. Labai daug to ir aš pats pagal išsilavinimą kaip mokytojas. Tai sakau, su amžium manyje šita gysla vis stiprėja ir aš tikrai manau, kad dar už kokių 10 metų galėčiau visai eiti kažkur tai mokytojaut, profesoriaut, nes dalintis sukauptais patyrimais ir žiniom kažkokiom. Ir tai yra ir naudinga, ir sveika pačiam, ir tikrai prasminga veikla. Tai žinai, per tos tinklus irgi kažkiek tai pasidalini, kažkam tai praverčia ir tai yra labai gerai. O vėliau tai gali pavirsti į kažkokią net normalią akademinę veiklą. Taip, vienareikšmiškai, jo labiau, kad jeigu sukaupėjai, tai reikia ir pasidalinti. Aš turiu omeny apie patirtį, įžvalgas ir vis tiek matęs daug įvairiausių situacijų. Kadangi formatas yra toks, kad žmonės, aš noriu, kad klausytojai važiuodami į darbą spėtų suklausyti laidą, tai laikas mus spaudžia. Iš tikrųjų, aš manau, daug įžvalgų atrado klausytojai, taip pat aš įdėsiu nuorodą į tavo pranešimą, kai tu kalbėjai šitoj konferencijai Verslios video, klausytojai galės pasiklausyti, kur tu pasakai labai konkrečiai apie savo projektą Neregėta Lietuva, kaip ten pats vos nevažiavai, atrinkinėjai spaustuvės ir panašiai. Bet apibendrinant, kokį vieną tokį esminį patarimą, žinau, kad tu multitaskintojas ir tau susitelkties vienu galbūt nėra taip paprasta, bet gal vieną patarimą, palinkėjimą, įžvalgą, kurią norėtum, kad išsineštų šios laidos klausytojai. Ką tu galėtum palinkėti? Verslininkam, verslą darantiem, kuriantiem žmonėm aš palinkėčiau nesusitapatinti ir žiūrėti, kad tai yra projektas, kuris turi savo laike ribas, jisai prasidėjo ir jisai galėtų baigtis ar pereiti kitą fazę jau kitų žmonių, kitų investuotojų rankose. Toks požiūris mano galva yra sveikas, jis duoda objektyvumo ir kaip tu sakei, patarimai, kaip parduoti, aišku, čia jų milijonai galėtų būti, bet man labai imponuoja tokia mintis, kad jeigu tu sąžiningai gerai dirbi ir statai tą verslą, darai jį gabalėlis po gabalėlio ir tu kantriai lauki, kol kada nors kam nors jo prireiks. Ne pats eisi jį pardavinėsi ir siūlysi, bet tu dirbsi, darysi ir kursi daiktą, kurį kažkas užsimanys iš tavęs nupirkti. Ir tai norėčiau palinkėti visiems, būtent tokiu būdu pastatyti, nes tada tu gali iš tikrųjų gauti maksimalią vertę, kai pas tave ateina ir sako, klausyk, Nėriau, tu čia sukūrei tai, ką aš noriu nupirkti ir tęsti. Ir tada tu gali diktuoti sąlygas. Jau kalbant apie pardavimą, tai yra mano galva tokia fantastinė situacija, kurios visiems linkiu siekti ir linkiu pasiekti. Gerai, dėkui, tikrai gera įžvalga. O kaip tave galima surasti, jeigu dar kas nors tavęs Facebook'e neseka ar dar kažkur, jeigu nemoka pasigūglinti ir įvesti Google'e Marius Jovaiša, tai kur dar tave galima surasti? Vilniuje galima rasti mane bėgioj dažnai, čia kur nors aplink Lazdynus ar po miestą, žinai, galima tiesiog parašyti marius@neregeta.lt, labai lengvas e-mailo adresas. Ir visuose sos tinkluose tikrai įvedus Marius. Taip. Marius tikrai yra visuose sos tinkluose, plačiai ir Instagrame. Man sūnus pasakoja, nes aš dar ne Instagrame ir TikTok'e. Aš Marių matau Facebook'e ir LinkedIn'e.
Iš tikrųjų, dėkui Mariau, dėkui klausytojam ir tikrai buvo smagu pasišnekėti ir su klausytojais, tai iki kitų pasikalbėjimų, pasigirdėjimų. Dėkui. Dėkui Jums, visiems sėkmės. Kaip ir minėjau pokalbio metu, kviečiu pasižiūrėti Mariaus Jovaišos pranešimo konferencijoje Verslios įrašą. Pranešimo tema – kaip sėkmingai įvesti naują produktą į rinką. Asmeninė patirtis, sukuriant vieną sėkmingiausių naujo produkto įvedimo į rinką kampanijų, neregėtos Lietuvos strategija ir rekomendacijos. Šio pranešimo įrašą galite rasti šiuo adresu internete www.amverklubas.lt/Marius www.amverklubas.lt amatasverslasklubas.lt/Marius. Taip pat nuoroda pateikta ir šito epizodo aprašyme. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!